Labadiena Lietuvos sveikata skaitytojai ir žiūrovai. Šiandien iš redakcijos sveikinuosi aš, Miglė Petkutė. O apie kągi mes šiandien kalbėsime? Iš tiesų, pastaruoju metu apie autizmo diagnozę kalbama yra gerokai labiau. Tačiau kartais kyla klausimas, kaip į šią diagnozę reaguoja žmonės, kurie jau nebėra vaikai ar paaugliai, o jau gerokai vyresni. Apie tai šiandien kalbėsime su draugiški autizmui ir autistiškų suaugusiųjų mes spektre įkūrėja ir taip pat autistiško vaiko mama Barbora Svis. Labadiena. Sveiki. Tai pirmiausia, papasakokite, ar dažnai išgirsta šią diagnozę žmonės, kurie būna 40 ar vyresni? Na, sakyčiau, turbūt žymiai rečiau negu vaikai, ar ne? Tai jeigu kalbėtume apie Lietuvą, tai jau čia yra tokie, atvejus turbūt skaičiuotumėm dešimtimis, ne šimtais, jeigu taip statistiškai žiūrint, ar ne? Nes visgi nėra tokia dažna situacija, kad žmogus yra diagnozuojamas, ne vaikystėje, ar ne? Ir sakykime, kažkaip tie bruožai galbūt užsimaskavę, ar ne, pasislėpę žmogus, arba yra kažkokia kita diagnozė įrašoma, tačiau žmogus, suaugęs, būdamas brandaus amžiaus, supranta, kad kažkas visgi gal yra ne taip, kažkaip aš jaučiuosi kitoks ar kitokia, ar ne, ir man kyla visgi tam tikri iššūkiai, ir žmogus tada pradeda ieškoti tam pavadinimo, ar ne, kažkokios tos dėžutės, į kurią galėtų įsitalpinti. Ir taip pat būna atsitinka, kad ir vyresniame amžiuje ta diagnozė gali ištikti. Kaip dažnai atsitinka, kad diagnozė išgirsta po to, kai vaiką, pavyzdžiui, diagnozuoja? Ar čia yra dažnas atvejis, ar nelabai dažnas? Statistikos tokios tikrai negalėčiau pasakyti, Lietuvoje niekas nesuskaičiavo, tačiau jeigu žiūrėti taip iš bendruomenės ar ne situacijų, tai tikrai gana dažnas yra atvejis, nes nueina tėtis ar mama, ar ne, eina per tą procesą vaiko diagnozavimo, diskutuoja su specialistais, ar ne, apie tuos raudonas vėliavėlės, taip vadinamos požymius, ir supranta, kad klausykit, kad ir man vaikystėje tai buvo, gal netgi aštriau negu mano vaiko, ir nepasireiškia tiem tikri dalykai, ir prasideda tokių susimąstymo etapas, ir netgi galbūt ir specialistai bendraudami tam tikrus dalykus atpažįsta. Ir taip ta diagnozė tada ateina būtent per vaikų situaciją, ir čia galbūt dažnesni visgi atvejai yra su mamomis, jeigu taip, ką aš galiu iš bendruomenės pasakyti, ir jų tikrai yra nemažai. O ar sunkiau yra diagnozuoti autizmą žmonėms, kurie yra vyresni, negu, pavyzdžiui, vaikams? Čia turbūt galėtų atsakyti tiksliau psichiatrai šitą klausimą. Tačiau, bet kokiu atveju, net kai tu esi suaugęs asmuo, tas diagnozės procesas, nėra kažkoks, sakykime, apmestinesnis, ar ta diagnozė kažkaip lengvesnė ranka duodama. Iš tikrųjų, netgi kai diagnozuoja suaugusį asmenį, pakviečia užpildyti klausimynus to žmogaus artimuosius, ar tai būtų tėvai, ar tai būtų, nežinau, močiutė senelis, ten krikštamotė teta, ar dar kažkas, kas tą žmogų artimai pažinojo vaikystėje. Nes diagnozės procese vaikystės tas elementas, ar ne, kaip žmogus būtent kokiu iššūkiu turėjo vaikystėje, yra be galo svarbus ir jo negalima praleisti. Tai nesvarbu, kuriame amžiaus etape, kad ir tau 60, vis tiek kalbėsite nemažai apie vaikystę, ir bus svarbu ne tik to pačio žmogaus, atsiminimai, kaip aš jaučiausi, kaip aš ten galvojau, ar ne, bet tokie, sakykime, teoriškai objektyvesni paliudijimai iš artimųjų ir gerai pažinojusiųjų. O kokia būna priežastis, kodėl vyresnio amžiaus žmonės nusprendžia, kad jiems reikia diagnozės? Turbūt kaip ir mūsų su kolegė parašytoje knygoje Autizmas dalis manęs, kurioje pasakojamos 15 suaugusių autistiškų žmonių istorijos, dažniausiai minimas toksai, tas nepaleidžiantis jausmas, kad aš nepritampu. Vieni tai vardina, kad aš jaučiuosi kaip ateivis, ar ne, kiti tai vardina, kad kaip ta juoda vis tarp baltų, ar ten balta varna tarp juodų, ar ne, visgi kažkoks toksai pastoviai kirbantis jausmas, kažkuo aš skiriuosi, kad man tie iššūkių kyla. Ir dėja dažnai žmogus, kai neturi tam pavadinimo, tai pasakykime, ar ne, dažnai žmogus galvoja, kad
kažkas su manim negerai, kad aš kažkoks nepakankama, galbūt netgi įvardinami tokios frazės kaip durnas, kvailas ar ne, man nesiseka, bet ir visa tai visgi, be to, nes autizmo diagnozė paprastai jinai po vieną nevaikšto. Dažnai tą lydi tam tikri ir kiti psichikos sveikatos iššūkiai. Ar tai būtų dažnas nerimo sutrikimas, depresija, ar ne, tas pats aktyvumo ir dėmesio sutrikimas, posttraumatinio streso sindromas, ar ne. Tai dažnai žmogus kreipiasi nebūtinai dėl autizmo, bet jisai ateina pas psichiatrą dėl visiškai kitų iššūkių, ar ne? Pavyzdžiui, jam reikia kažkokių tai medikamentų, ar ne, dėl esamos pasunkėjusios būklės. Ir tada jau, kai pradedi darbą su psichiatru, vėliau su psichologu ar psichoterapeutu, jau išaiškėja, kad, visgi ten tas kažkoks momentinis, epizodinis iššūkis, jisai visgi buvo sąlygotas tam tikrų įgimtų, gilesnių dalykų. Ir kai pradeda juos krapštyti, tada dažnai atranda ir kažkokią, įgimtą neurologinę būklę. O kaip būtent vėlesnė diagnozė paveikia žmogų? Galbūt net tada, kai jis būdamas vaikas išgirdo, o jau daugybę dešimtmečių pragyveno, nežinodamas, kas yra su juo. Dažnai paminimas toks pirminis tas jausmas būna palengvėjimas. Palengvėjimas, tai to, kaip minėjau, supratimo, kas man yra, kad tai turi pavadinimą, kas tai yra toksai, kitas, kad, visgi gal tiesiog aš esu kitoks ar kitokia, ar ne, ir aišku dabar kodėl man tie iššūkiai kilo ir panašiai. Tada kitas jausmas dažnai ateina, ką mini žmonės, tai yra atleidimas savo. Atleidimas savo, nes kai tu visą gyvenimą galvoji, kad tau, tam tikri dalykai kelia iššūkių, galvoji, kad tu kaltas esi, kad tu ten tinginys, kad tu nesugebi, kad, kaip minėjau, tu ten kvailas ir panašiai. Ir kai tu supranti, kad tu galbūt tiesiog tavo smegenys kitaip veikia, ar ne, ir tu tose situacijose, tu, kaip sakyti, išgyvenai, kaip galėjai geriausiai. Ir ateina toksai, atlaidas savo ir supratimas. Kitas momentas yra, kad žmogus tada pradeda save geriau suprasti, stebėti ir pradeda, čia pasakyti, pakovoti drąsiau už savo poreikius. Ar ne, atsiranda tam tikras ribų brėžimas. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, jeigu žmogus turi, kaip ir dauguma autistiškų žmonių, turi tokių sensorinių iššūkių, ar ne, pavyzdžiui, sunku yra išbūti triukšmingoje aplinkoje. Tokį paimkim paprastą pavyzdį. Bet kai žmogus nežino, kad jis yra autistiškas, ką jisai daro, jisai, visi gali išbūti, kodėl aš negaliu, tai aš save priversiu, aš pakentėsiu, aš kažkaip išbūsiu, nesvarbu, kad po to iškrentu ir esu nedarbingas 2 dienas, ar ne, tokie gaunasi kaip bandymas savęs pritemti ištisinis. Ir kai žmogus gauna diagnozę ir supranta, kodėl tie iššūkiai kyla, sako, klausykit, tai gal aš tada pasaugosiu save, aš neįsiu į tą triukšmingą vakarėlį, aš galbūt su draugais susitiksiu žygyje, ar ne, bet aš užtat nesijausiu po to sekančias 2 dienas, kaip iškritęs kaip lapas. Toks atsiranda šiek tiek, toksai savęs pasaugojimas ir prisitaikymas prie savo poreikių, savo individualių poreikių. Tai yra labai be galo svarbus momentas. Dar vienas toksai dalykas yra, kad žmonės, kaip sakant, mes bendruomeniai sakom, atranda savo neurogentį, ar ne? Tai yra atranda savus. Nes visada norisi, suprasti, kad aš nesu vienas toks ar tokia, kad yra tokių žmonių daugiau, kad jie patiria tos panašius iššūkius, mes galime pasikalbėti, mes galim pasidalinti tom patirtim, kuri galbūt ta patirtis nėra suprantama neurotipinių žmonių, ar ne. Galų gale, kaip pavyzdys, paimkim tą patį triukšmą, ar ne, neurotipinis žmogus gali sureaguoti, kad ne taip, čia jau garsu, tai ką negali pakentėti, ar ne, koks tu čia be laiko pasenęs, ar ne, čia nesilinksmini ir panašiai. Tos reakcijos gali būti labai įvairios, tokios iš neurotipinio žmogaus vertinimo pozicijos, o kiti neuroskirtingi, autistiški žmonės sakys, taip, žinai, klausyk, bet gal tu išbandyk ten tas garsą izoliuojančias ausinės, pavyzdžiui, aš pabandžiau, man tikrai padėjo ir aš dabar galiu ten su draugais eiti į tą patį koncertą. Suprantate, tai tas dar bendruomenės atradimas yra labai labai svarbus momentas. Nes jeigu čia kalbant būtent apie vyresnį amžių, nes kažkokių nuo autizmo medikamentų nėra.
kažkokių ten specifinių, didesnių medicininės srities pagalbos irgi nėra. Iš principo, tu tą diagnozę gauni dėl šitų išvardintų punktų. Ir jūs jau irgi esate grupės įkūrėja, tai kokios paramos ir pagalbos gali sulaukti tokie žmonės? Mūsų grupė bendruomenė nėra kažkoks formalus juridinis vienetas, ar ne? Mes iš tikrųjų tam ir susirinkom, kad tai būtų save vieni kitus palaikanti bendruomenė. Mes darom susitikimus ir gyvus, darom ir vyksta savipagalbos grupė online. Gyvai susitinkam, pavyzdžiui, tokie vyksta kas mėnesį papaišymo susitikimai, ar ne, kartais būna į žygius einam. Tai yra tiesiog, tokio savitarpio pabendravimo ir savipagalbos grupė, aš tai pavadinčiau, ar ne? Mes tikrai kažkaip labai sąmoningai to niekaip neformalizuojam. Taip pat nemažai dirbau pati ir su darbdaviais, ar ne, perdodant suaugusių autistiškų potencialių kandidatų darbuotojų poreikius, kokių pritaikymų reikėtų darbo vietose. Tai labai džiaugiuosi, kai bendruomenės nariai pasidalina savo patirtimis, ar ne, lygiai taip pat dirbant su aukštosiomis mokyklomis, kur žmonės mokosi ir nebūtinai jauni žmonės, labai pas mus nemažai bendruomenė yra akademinė, tokių, sakykime, po 2, 3 mokslinį laipsnį gaunančių autistiškų žmonių, kurie tęsia tos mokslus. Tai, sakykime, tokia bendravimo, aš tai pavadinčiau bendravimo pagrindinė yra sritis. O jeigu žmogaus draugas, artimasis ar kolega išgirdo šią diagnozę, ką tas žmogus galėtų padaryti, kad padėtų? Tai pirmiausia, aišku, aš kaip sakau, yra 3 svarbus momentai. Dažnai, kai žmogus atsiskleidžia, nesvarbu, ar tai būtų draugas, ar tai būtų kolega, ar kolegė, kas atsitinka? Mes taip kažkaip lyg ir pasimetam, pradedam galvoti, ką aš apie tai žinau, ką girdėjau, ir tada automatiškai pradedu transliuoti, klausyk, ką aš ten skaičiau, kad jeigu gersi daug magnio ir vitamino B, tai ten, žodžiu, pagerės tau, viskas pagerės, ar ne, jeigu kad ir autizmas. Tai arba kiti žmonės sako, taip, žinau, ten mano pusseserės pusbrolio vaikui, žodžiu, buvo taip, tai čia dabar aš viską suprantu. Tai tokį puolam transliuoti save, vietoj to, kad išgirstumėm, ką žmogus pasakė, padėkotumėm už drąsą, už tą pasidalinimą. Sakytum, yra visiškai normalu pasakyti, klausyk, aš, daug apie tai nežinau, gal tu galėtum man papasakoti, kaip tau, kokių tau iššūkių kyla, kaip tai pasireiškia, ar ne? Ir trečias, turbūt svarbiausias momentas, tai yra, kuo galiu padėti. Tai reikia pirmiausia žmogaus klausti. Nes visi autistiški žmonės, ar ne, atrodo taip, tai viena diagnozė, bet yra be galo skirtingi. Ir kiekvienas žmogus turi, tai nėra, kaip sako, toks, sunkus autizmas ir lengvas autizmas, tokio, 2 skalių pusės, ne. Tai iš tikrųjų, jeigu tai pažiūrėtume, tai kaip kiekvienas žmogus būtų kaip tam tikras tokie spigliai, ar ne, žemėlapis, kur vienam ten daugiau sensorinių iššūkių, kitam, žiūrėk, labiau stringa verbalinė raiška, ar ne, kitam ten socialiniai įgūdžiai, labai gali būti skirtingų iššūkių. Ir tada geriausia yra klausti, klausyk, o kuo aš galiu, kaip mums būti geresniem draugam, geresniem kolegom ir panašiai. Tai 3 dalykai. Kaip sakyt, padėkoti, pasidomėti ir paklausti, kuo galim padėti. Aš manau, tai yra pats paprasčiausias receptas. Pažiūrės iš kitos pusės, jeigu žmogus pasidomėjo ir įtarė, kad gali būti autistiškas, ką jam reikėtų daryti? Jeigu mes kalbam turbūt apie suaugusius žmonės ar ne apie vaikus, pirmiausia, kaip aš sakau, visada galima pradėti nuo testų internete. Ar ne, ir mūsų knygoje netgi yra įdėtas gale testas, kad žmonės savidiagnozės testas gali, bet supraskite, aš kaip ir visiems žmonėms sakau, jeigu jūs atlikot savidiagnozės testą internete ar knygoje, tai tikrai nereiškia dar, kad jūs esate autistiškas ar autistiška. Tai yra tik tai indikacijos, ar ne, tai yra tik tai, užvedimas ant kelio, galbūt tai pavadinčiau, ar ne, sakykime, tarkim, tas testas pasakė, kad galbūt yra čia klaustuko, ar ne? Sekantis žingsnis, aš kaip visada žmonėms sakau, turbūt turėtų būti, jeigu turite laiko, aišku, ir noro, tai pasidomėjimas kitų autistiškų žmonių patirtimis. Tai gali būti filmai, tai gali būti knygos, tai gali būti iš tikrųjų nemažai dabar ir socialiniuose tinkluose įvairių žmonės dalinasi. Pasižiūrėti, kaip tai pasireiškia skirtingiam žmonėm.
ir ar tai rezonuoja. Ar iš tikrųjų labai greitai pajauti, kad, tikrai ir tas man, ir tas. Ok, čia jau per daug viskas atitinka, na ir, sakykime, turbūt sekantis žingsnis būtų pasikalbėti apie tai su specialistu. Ar ne, specialistai. Tai diagnozuoti šiuo atveju gali tik suaugusiųjų psichiatras. Bet jeigu, pavyzdžiui, asmuo lankosi pas psichologą ar psichoterapeutą, irgi galima pasitarti tomis temomis, ar ne, man kyla tokių minčių, abejonių, kaip jūs manote, gal nukreiptų į kažkokį specialistą, pavyzdžiui, ar ne, bet vis tiek jau tą galutinę diagnozę skyrė suaugusiųjų psichiatras. Vėlgi, ką svarbu suprasti, kad, tu neateini pas suaugusiųjų psichiatrą ir sakai, žinot, patikrinkit, man atrodo, kad man yra autizmas. Ta prasme, kad gali būti, kad jum ne autizmas, gali būti, kad jum nerimo sutrikimas ar aktyvumo ir dėmesio sutrikimas. Ta prasme, vėlgi, čia nėra ne kaip nėštumo testas, žinot, taip arba ne. Ta prasme, atsakymas, tai gali būti tiesiog jūs ateinat, atsiduodat į specialisto rankas ir specialistas šiuo atveju jum, diagnozuoja, kas galėtų būti, ar ne? Ir kitu atveju gali būti autizmas ir kažkas, kas yra gana dažna. Tai va, ir kitas momentas, dar ką svarbu pasakyti, ką aš matau iš bendruomenės, kad bendruomenė dažnai sako, aš pašnekėjau su specialistu ir man pasakė, kad iš vis suaugusiam tokios diagnozės nėra, ar pasakė, kad tai neįmanoma, ten ir labai tokių daug įvairių būna, tai pasakyčiau, nusiskundimų, ar ne? Tai vėlgi svarbu suprasti, kad suaugusių diagnozė Lietuvoje atsirado tik 2015 metais. Tai, dėja, dar turime ypatingai galbūt vyresnės kartos specialistų, kurie nebūtinai įsigilinę į tą temą ir būtinai jau visas tas naujoves žino. Tai gali atsitikti tokių situacijų. Vėlgi supraskime, kad psichiatrai irgi jie nebūtinai žino visas diagnozes labai nuostabiai ir gerai. Tai aš sakau, visada galite paieškoti, paklausti kelių specialistų nuomonės, ar ne? Jeigu abejojate, jeigu visgi labai ieškote tas atsakymą, ar tas atsakymas jūs kažkaip neramina, ar ne? Tai jokių problemų, ar ne? Paieškoti ir tų keletus, ar galų gale pasitarti pas mus bendruomeniai, ar ne? Mes priemam žmonės ir su savidiagnoze, nebūtinai oficialia diagnoze, paklausti, kad ieškau specialisto, ar ne? Kuris tikrai išmanytų tas neuroįvairovės temas. Tai kelias turbūt būtų toks. Vis dėlto, nors ši diagnozė yra apsupta mitų, tai gali visiškai padėti pažinti save ir suprasti, kaip veikia žmogaus vidinis pasaulis. Apie tai šiandien mes kalbėjomės čia. Ačiū Jums labai, Barbora, kad atvykote. Ačiū.